Pasikalbėkim truputėlį vėl apie tas alergijas, vis dar tęsiasi žiemos periodas, tai kokios jos vyrauja ir kokios jos pavojingiausios galbūt. Lietuvoje paskutiniu metu mes seniai neturėjom tos tokios rimtos žiemos, kuri truktų nuo žiemos pradžios mėnesio iki pat pavasario. Ne? Dabar mes paskutiniu metu turėjom kelias savaitės gerą minusą, kurio metu užsnigom, tuo metu, aišku, užmigo visi parazitai, blusos, erkės ir vėl pas mus atėjo pavasaris, sniego nebeturim, turim stiprų pliusą ir žmonės labai šeimininkai pamiršta, kad reikalinga yra parazitų kontrolė. Ir mes veterinarijos gydytojai visą laiką rekomenduojam tą parazitų kontrolę vykdyti ištisus metus. Na, kaip sakiau, mes nebeturim žiemų. Ir apsaugos reikia ne tik nuo erkių, kadangi jos perneša mirtinas ligas, bet iš mano dermatologinės pusės aš pradedu vėl dažnai matyti blusinės alergijas, blusų sukeltus dermatitus. Ypatingai jautrios yra katės, jom užtenka, kad blusa atėjus iš aplinkos ir įkandus katytei, jai pasireikštų stipri alergija, kuri gali trukti ir kelis mėnesius ir netgi visą gyvenimą, kur paskui reikia gydymo. Tai labai svarbu yra atlikti tą būtent parazitų kontrolę, nesvarbu koks yra metų laikas, ištisus metus, ypatingai žinoma vasarą, kai yra erkių didelis paplitimas. Ar tos, ką jūs minėjot, blusinės ar ne alergijos, kur katėms daugiau dažnesnės gali persiduoti, pavyzdžiui, kitiems augintiniams namuose ar, pavyzdžiui, net žmonėms kažkaip alergizuoti? Dažniausiai su keliais augintiniais namuose, kai tarkim ateina katė, kuri yra nusikasius arba nusilaižius kūną ir dažniausiai yra klausima, ar yra kitų gyvūnų namuose, kurie mums galėtų indikuoti, kad tai yra blusinės sukeltos dermatozės, kadangi blusa paciento nesirenka. Jinai tiesiog jai reikia iš aplinkos ateiti pasimaitinti. Ir dažnai šeimininkai sako, kad ne, mano gyvūnas neturi blusų. Nepamirškime, kad blusos gyvena namuose, kilimuose, balduose, ar ne? Ir jos esminis reikalas yra tik tai ateiti ant gyvūno, jam įkasti ir jinai toliau vėl eina dėti kiaušinėlius, ritasi lervos jau aplinkoje. Ne visi gyvūnai turi alergiją blusom. Ta prasme, namuose, tarkim, turėsim katiną ir turėsim šunį. Katinas draskysis, o šuo visiškai ne, nors gyvena tarp blusų populiacijos. Bet blusos yra pernešamos, tai yra parazitinis sukėlėjas, kuris gali kasti ir žmogui, sukelti niežulius ir netgi dažnai ateina žmonės, sako, gyvūnas kasus ir aš kasausi, kas čia yra. Ir iš tikrųjų būna abiem blusų sukelti dermatitai. Kokie dar būtų tie metuose galbūt kertiniai tie laikotarpiai, kada jau ypatingai atkreipti dėmesį? Visą laiką didžiausi būna bumai blusų sukeltų ligų ir erkių pernešamų ligų, tai yra pavasaris, kada vadinkim šitaip, kada parazitai atbunda, jeigu mes turėjom gerą šaltį, ir yra prieš žiemą, ruduo, rugpjūtis, rugsėjis, netgi spalis kartais, kuomet parazitai ruošiasi žiemoti ir jiem reikia prisimaitinti. Bet, kaip sakau, ne vienas mėnuo nebėra saugus, bet pavasaris, ruduo yra tie kertiniai židiniai, momentai, kada yra padidėjęs parazitų kiekis. Dabar tokia realią situaciją, įvertinkim, dažnai šunys, labiau šunys negu katės, ar ne, vaikšto lauke, per asfaltą, per žoles, per kažin kur ir tada dažnai grįžę namo, ar ne, tie patys šunys lipa ant baldų, lipa į lovas, miega su šeimininkais, kartu myluojasi, bučiuojasi, tai ne visi galbūt šeimininkai taip elgiasi, bet tie, ar ne, kurie taip galbūt elgiasi į artimą tą kontaktą eina su šuniu. Yra kažkokios tai parazitų rizikos, ar nelabai, ar čia priklauso nuo tam tikrų? Žiūrint į tuos visus parazitinius susirgymus žmogui, tai realiai ar miegosi su šuniu ar su kate, ar net tikimybė, kad tave blusa kas vis tiek yra. Tai yra, tarkim, jautrių žmonių grupės, kurios turi polinkį. Kaip aš visą laiką sakau, blusom yra tam tikri žmonės skanūs. Bet aplamai žiūrint miegojimas su gyvūnais lovoje, moksliškai yra patvirtinta, kad mes žmonės neišsimiegam pilnai ir pakankamai neatsinaujina mūsų neuronai miegodami su gyvūnais, kadangi gyvūnas pakankamai yra, šuo katė pakankamai būdraujantis, ar ne? Jie labai retai kada įmiega giliu miegu ir mes žmonės nors ir nejausdami, mes visą laiką esam dirginami gyvūno judėjimo.
ir mūsų poilsis nėra pakankamas. Kiti moksliniai tyrimai bando kontraindikuoti, kad miegojimas yra labai gerai mūsų nervų sistemai ir komfortui, kadangi mes užmiegam šalia savo šeimos nario, kuris mums sukelia laimę, džiaugsmą. Tai kiekvienas miegojimas yra toks labai sąlyginis pasirinkimas. Mano asmeniškai visi šunys miega su manim. Atsikeliu be nugaros, be kojų, bet vis tiek miega. Tai tas miegojimas yra grynai žmogaus komforto reikalas. Toliau yra labai didelės diskusijos dėl bučinių su šunim, katėm ar ne. Anksčiau senais laikais sklaidydavo mitas, kad šunų burna yra sterilesnė negu žmogaus. Iš tikrųjų ne, šuns burna turi ženkliai daugiau bakterijų, jos yra visiškai kitokios. Ir tas bučiavimasis, jeigu tarkim imuninė sistema žmogaus yra kompromituota, jinai gali sukelti susirgimus. Gingivitai, stomatitai, opos burnos. Bet čia vėl yra žmogaus pasirinkimas. Niekada negalima smerkti žmogaus, kuris nori savo šuniui parodyti meilę, ar ne? Ir moksliškai patvirtinta, kad šunys taip pat laižydami mums veidus, jie patiria malonumą ir tai parodo savo meilę. Taip kad viskas turi būti su protu, bet tai yra žmogaus pasirinkimo laisvė.